aprašymą. Tai sveiki visi, aš esu Natalija Norvilė iš įmonės Adels. Turbūt daugelis jūsų čia prisijungusių mane jau pažįstat, nes susitinkame ne pirmus metus pristatyti rezultatų darbuotojų įsitraukimo tyrimų. Tai šiemet papasakosiu apie darbuotojų įsitraukimo rodiklius 24 metų, palyginsiu juos su 23 metais. Ir apžvelgsiu dar ir iš naujos perspektyvos, nes sukūrėme tokį naują darbuotojų ambasadorystės modelį. Tai aptarsime su jumis, kas ir kodėl tampa organizacijų ambasadoriais, kas lieka gyventojais, o kas yra įkaitai ir kodėl mes juos taip pavadinom. Šios duomenys taip pat aš pateiksiu ir pagal sektorius, ir pagal pareigas, pasižiūrėsime, kaip šitos grupės tarpusavį skiriasi. Taip pat, kaip ir visada, pateiksiu tokių patarimų, ką jūs, kaip organizacijų atstovai ir atstovės, galite padaryti, norint padidinti darbuotojų įsitraukimo į darbą ir NPS rodiklį. Kodėl mes kalbam šitą temą? Todėl, kad darbuotojų įsitraukimas yra turbūt esminis momentas organizacijai siekiant išlaikyti ir motyvuoti žmones. Kai darbuotojai jaučia ryšį su darbu, didėja jų produktyvumas, didėja apskritai įsipareigojimas siekti įmonės ar organizacijos tikslų. Be to, tyrimai rodo, kad darbuotojai, kurie yra atsidavę savo darbovietei, jie taip pat apskritai prisideda prie teigiamos organizacinės kultūros, skatina geresnį tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą ir aktyviau sprendžia problemas, kurių visada iškyla bet kuriam darbe. Be to, kai darbuotojai jaučiasi įsitraukę, didėja jų lojalumas darbuotojai, kas tikrai ne tik šiemet yra aktualu ir bus aktualu dar ir visus ateinančius metus. Tai darbuotojai mažiau yra linkę keisti savo darbą, jeigu jie jaučia šiame darbe prasmę, jeigu jie jaučia tokį entuziazmą dirbti savo darbą ir natūralu, kad gerėja ir jų veiklos rezultatai. Apskritai, mūsų kaip įmonės Adels filosofija yra tokia, kad jeigu įmonė geba sukurti tą tokią tinkamą atmosferą, kur darbuotojai jaučiasi ir vertinami, ir jaučiasi įgalinti, tai galiausiai lemia puikius organizacijos veiklos rezultatus ir tą mes matome iš savo klientų. Tai norėsiu šiek tiek pradžioj papasakot, kažkam priminti, kažkam galbūt nauja bus informacija apskritai apie tai, kas yra darbuotojų įsitraukimas į darbą, kaip mes apibūdinam šitą komponentą, ką mes matuojam. Tai mes kalbam apie darbuotojų įsitraukimą į darbą kaip apie tokią teigiamą su darbu susijusią charakteristiką, kurią galima apibūdinti per 3 tokius kaip ir komponentus – emocinį, fizinį ir kognityvinį. Tai kiek darbuotojai savo darbe jaučiasi energingi, kiek jie nepasiduoda, kai iškyla sunkumų, iškyla kažkokių problemų, rūpesčių ir panašiai, kiek jie eina ir sprendžia tuos dalykus, kiek darbuotojai jaučiasi atsidavę savo darbui, kiek jie jaučia prasmę kasdienių užduočių, kiek jie mato, kad tos kasdienios užduotis, kiek jos prisideda prie bendro įmonės ar organizacijos veiklos tikslo, prie galbūt klientų pasitenkinimo ir visų kitų dalykų. Ir pasinerimas yra tokia paskutinė kognityvinė tokia funkcija, kurie apibūdina turbūt ir tikrai ir jums labai dažnai pažįstama ir patirta būsena, kai pradedat dirbti, atliekat kažkokią užduotį ir taip susikoncentruojat, kad laikas praeina super greitai. Būna, kad savaitė greitai praeina, būna, kad mėnuo ar metai turbūt greitai praeina. Tai visą tai, šitie 3 dalykai, šitie 3 komponentai kartu apibūdina įsitraukimą į darbą. Jeigu žmogus jaučiasi energingas, atsidavęs ir pasinėręs į savo veiklą. Ir įsitraukimo rezultatas, kai jisai apskaičiuojamas, jisai gali svyruoti nuo 0, kuris reikštų, kad absoliučiai nei vienas darbuotojas nėra įsitraukęs į savo darbą. Šito turbūt iš mano 10 metų patirties nesam stebėję, kad įmonė būtų 0. Net ir skyriui turbūt nebūna 0. Arba maksimumas gali būti 100%, kai visi iki vieno darbuotojai yra įsitraukę į darbą. Tai šitokį rezultatą esam stebėję ir net ne vieną kartą. Dažniausiai tai būna, kai įmonė yra labai nedidelė. Pavyzdžiui, 20-25 darbuotojai, 14 darbuotojų, kartais ir tokio dydžio įmonės atlieka irgi įsitraukimo į darbą tyrimą. Tai juose tikrai būna labai aukštas rodiklis.
Būna, kai nagrinėjam atskirai skyrius ar departamentus, tai irgi gali būti ir 100 arba 98, 90 ir panašiai. Bet šiaip visada mes sakom, kad optimalus rezultatas yra virš 60%. Jisai yra geras. Jeigu įmonėje yra pavykę pasiekti 60 įsitraukimo rezultatą, jau galima daryti tokią išvadą, kad viskas iš principo yra gerai ir toliau jau tik tai žiūrim, ką būtų galima dar pagerinti. Tai kągi rodo mūsų rezultatai už 24 metus ir ankstesnius metus. Tai 24 metais, kaip matome grafike, darbuotojų įsitraukimas lyginant su 23 metais sumažėjo 3 procentiniais punktais iki 61%. Ir jisai grįžo į 22 metų lygį. Ir kai gavom šitus duomenis, galvojom, o tai kas galėjo turėti įtakos apskritai mažesniam įsitraukimui, nes man atrodė, kad kaip ir visai mes neblogai gyvenam. 24 metai nebuvo kažkokio sukrėtimo nebuvo ar panašiai. Ir tada, kai analizavom šitus duomenis ir žiūrėjome, kur čia gali būti tam tikros problemos ir kas galėtų paaiškinti, tai mums šiek tiek akis gal atvėrė komentarai, ką žmonės rašo, komentuodami, atsakydami į atvirus klausimus. Tai viena tokia tema yra apie hibridinį darbą ir to darbo poveikį įsitraukimui. Ir tas poveikis gali būti net, sakyčiau, iš dviejų pusių. Nes ką mes stebim ir ką tikrai ir vadovai sako per pokalbius, kad po kelių metų hibridinio darbo kai kurių organizacijų darbuotojai galbūt pradėjo stokoti tokio bendruomeniškumo jausmo ir priklausimo organizacijai. Tu sėdi namuose prie savo kompo, tu kolegas matai iki pusės ir tu jautiesi savo kažkokio mini įmonėje, nežinau kaip įvardinti, tokio savo kambarį. Ir jautiesi galbūt mažiau priklausantis tokiai bendrai organizacijai. To rezultatas buvo tai, kad įmonės pradėjo kviestis darbuotojus sugrįžti į ofisus ir ką tikrai stebėjom 24 metais, tokį masinį, daugiau mažiau priverstinį sugrįžimą į ofisus ir tas labai atsispindėjo komentaruose. Tikrai buvo daug tokio negatyvo ir daug atsakymų apie tai, kad mes puikiai dirbom namuose ir kodėl mes turim grįžti 4 dienas arba netgi į 5 dienas on-site iš ofiso. Tai va čia tokia diskusinis turbūt klausimas, kada dingo įsitraukimas, ar būnant namuose, ar sugrįžus į ofisus. Turbūt, nėra vienareikšmiško atsakymų į šitą klausimą, galbūt kažkam buvo sumažėjęs įsitraukimas į darbą ir tas priklausimo organizacijai jausmas darbė dirbant iš namų didžiąją dalį laiko, bet dalis darbuotojų tikrai buvo motyvuoti ir kokybiškai dirbo iš namų ir nebuvo praradę to tokio priklausomumo organizacijai, bet juos nuvylė organizacijos sprendimas sugrįžti. Tai apie hibridinį darbą dar ne vieną kartą kalbėsiu šiandien, bet dar analizuojant rezultatus galvoju, kas dar gali būti, nes tik tai tuo grįžimu į ofisą mes negalim paaiškinti kritimo rezultatų ir galvoju, kad dar vienas momentas galėtų būti apskritai padidėjusi kaita darbuotojų ir vadovų, ypač tose įmonėse, kurios sparčiai augo. Ir su didesnė darbuotojų kaita tipiškai yra susijusi tokia nesubalansuota ir neaiški įmonės komunikacija, o komunikacijos nebuvimas arba kai jos yra per mažai, jinai yra nesklandi, neaiški, kažkas komunikuoja vieną, kažkas komunikuoja kitą, tuo pat metu kažkoks gandas kyla iš skyriaus ar iš padalinio ir panašiai. Visa tai įneša tokį disbalansą ir darbuotojų įsitraukimas irgi mažėja. Ir galiausiai toks vėlgi fonas, kuriame mes visi gyvenam ir kurio neturėtume atmesti, tos visos geopolitinės įtampos, kuri tikrai tęsiasi jau kelis metus, ir kiti išoriniai veiksniai. Tai labai įdomu bus pasižiūrėti, kas bus 25 metais, nes bent jau nežinau kaip jūs, bet man labai jaučiasi padidėjusi dar labiau geopolitinė įtampa, ir jos įtaka visiems procesams. Bet čia yra mano tokie pamąstymai, kas galėjo turėti įtakos. Galit parašyti komentaruose, jeigu turit savo minčių arba iš savo įmonių kažkokių turit pastebėjimų, kodėl galėjo įsitraukimas mažėti 24 metais.
O aš tuo tarpu noriu dar jūs supažindinti su tokiom pagrindiniam tendencijom įsitraukimo tyrimų pasaulyje ir pasistengiau rasti tyrimų, kur būtų naudojama ta pati arba labai panaši metodologija. Nes įsitraukimo tyrimų pasaulyje atliekama tikrai begalės su įvairiausiom metodikom ir įvairiausiais rezultatais. Ir kai mes žiūrim, pavyzdžiui, Galapo tyrimus, tenais yra visiškai skirtinga metodika ir jų rezultatai yra, pavyzdžiui, 30, 25 įsitraukimas. Ir tada aš palyginu su mūsų 61 ir galvoju, kažkaip nelabai čia susiję šitie dalykai. Ir tikrai taip yra, nes mes matuojam skirtingus dalykus, lyginam obuolius ir pomidorus. Tai lyginant obuolius su obuoliais, tiesiog kitos rūšies, tai radau tokias dvi kompanijas, kurios viena operuoja Amerikos rinkoje, kita Australijos rinkoje. Tai vat, čia grafike matome mūsų rezultatą, kuris yra tamsiai mėlyna kreivė, ir šalia yra amerikiečiai, kurie taip praktiškai viens prie vieno eina. Ir australai šiek tiek geriau jaučiasi, labiau įsitraukia, bet čia aš turiu savo prielaidą, kad galbūt šitą rezultatą lemia vitamino D perteklius, bet čia tokia mano šiaip teorija. Bet vėlgi analizuojant net ir tuos tyrimus, kuriuos daro kiti su kitom metodikom, bet irgi pateikia, pavyzdžiui, rezultatus taip pamečiui, galima pastebėti, kad beveik visose šalyse darbuotojų įsitraukimas šoktelėjo pirmais pandemijos metais. Tikrai tas matosi nepriklausomai nuo metodikos. Ir tą, tikrai mes galim sieti visų pirma su rizika prarasti darbą. Ir tu tada rodai daugiau motyvacijos, daugiau atsidavimo, nes tikrai niekas nebuvo tikras dėl savo darbo vietos. Kitas momentas, toks galbūt ir bendras darbuotojų ir darbdavių susivienijimas prieš naują bendrą priešą virusą, kur irgi tikrai organizacijos dėjo labai daug pastangų į bendrą darbuotojų gerovę, į saugumo užtikrinimą. Ir mes net įsitraukimo tyrimo buvom papildę skalę COVID valdymas. Ir COVID valdymo skalė ir pasitenkinimas apskritai COVID valdymo veiksmais buvo vienas labiausiai darbuotojus motyvuojančių dalykų. Tais metais, kai prasidėjo pandemija. Bet vėlgi, ką mes matom apskritai iš tokių pasaulinių tyrimų, ir čia dabar dar gal netgi labiau sukonkretinsiu iki Europos, visoje Europoje, bet manau, kad ne tik Europoje, darbuotojų įsitraukimas yra didelis iššūkis. Ypač, kai mes kalbam apie jaunus darbuotojus, apie jaunąją kartą, kuri ieško ne šiaip darbo, o darbo, kuris atspindėtų jos asmeninės vertybės. Ir tokiu atveju įmonės ieško būdų, kaip atliepti tas vertybės jaunosios kartos. Ir tokiu atveju, ir vėlgi, ką mes matom ir iš klientų, ne tik Lietuvoje, bet ir iš mūsų tarptautinių klientų, tai įmonės skatina darbuotojus dalyvauti įvairiausiose iniciatyvose, būtent kurios susijusios su vertybėm. Tai yra savanorystės, įvairiausi projektai, aplinkosaugos projektai, įvairovės ir įtraukties. Taip pat, turbūt, jeigu anksčiau sveikatos draudimas buvo kažkas tokio, kažkas turi, kažkas neturi, dabar jau manau, kad didžioji dalis turi sveikatos draudimą, bet dar, ką mes matom, tokią pakankamai naują iniciatyvą, bet tikrai labai daug klientų diegiasi, tai yra įvairiausios darbuotojų gerovės programos, psichinės ir fizinės sveikatos programos, kurios yra skirtos užtikrinti darbuotojų fizinę ir psichinę sveikatą, kad darbuotojai jaustųsi darbe ir fiziškai gerai, bet ir turėtų galimybę būti ir psichologiškai saugus ir jaustų, kad įmonė išgirsta juos ir atliepia jų poreikius. Ir aišku, ne tik jaunosios kartos tai yra vertybė, tobulėjimo ir mokymosi galimybės, tai yra aktualu visiems, visi nori mokytis, visi nori augti, tai šita iniciatyva tikrai bus prioritetas ir kitiems metams ir dar, sakyčiau, taip drąsiai pasakyčiau, iki 30, tai tikrai. Visos tos iniciatyvos, tokios suasmenintos, individualizuotos, jos skatina apskritai tokį priklausomumo jausmą, o būtent šitas jausmas ir yra svarbiausias, siekiant pritraukti šiuolaikinius darbuotojus, ypač jaunus darbuotojus į įmonę ir juos išlaikyti.
Papasakoju šiek tiek apie įsitraukimą. Noriu dar papasakot apie ENPS rodiklį. Tai yra kitas mūsų tyrimo toks svarbus labai aspektas. Ir kaip jisai matuojamas, turime klausimą, kuris, tipiškai skamba taip: rekomenduočiau šią organizaciją darbo ieškančiam asmeniui. Ir čia mes turime skalę nuo 0 iki 10. Ir pagal darbuotojų atsakymus mes juos skirstome į 3 grupės. Čia yra klasikinė metodika, kaip ir klientų metodika NPS, tik tai čia yra taikoma ne darbuotojams, tiksliau darbuotojams, o ne klientams. Taip, skirstom į 3 grupės pagal tai, kokį atsakymą darbuotojas pasirenka. Jeigu renkasi 9 arba 10 balų, priklauso rekomenduotojų grupiai, tai yra promoters angliškai. Jeigu renkasi 7 arba 8 balus, tai yra toks sausau per viduriuką, mes juos vadinom pasyviais darbuotojais, kurie kartais rekomenduoja, kartais turi abejonių. Ir jeigu darbuotojas renkasi balą nuo 0 iki 6, jie priklauso tokiu atveju atkalbėtojų grupiai, angliškai vadinami detractors. Ir toliau labai paprastai yra apskaičiuojama, pasižiūrim, kiek procentaliai yra promoterių arba rekomenduojančių, kiek procentaliai yra atkalbėtojų, tą vidurinę grupę tiesiog eliminuojam pagal formulę ir iš rekomenduotojų atimam procentą atkalbėtojų. Ir žiūrim, ar teigiamas rezultatas gavosi, ar neigiamas. Jeigu teigiamas, vadinasi, daugiau rekomenduojančių ir tai yra gerai, nes rezultatas geras, bet kuris teigiamas virš 0, o gali svyruoti nuo -100 iki +100. Tai pasižiūrėkime Lietuvos rezultatus. Tai Lietuvoje rezultatai, lyginant su 23 metais, šiek tiek nukrito iki 7. Ir kaip gautas tas 7? Tai turėjome 35% rekomendavusių darbuotojų ir 28 atkalbėtojų. Tai 35 minus 28 gaunasi 27. Norėtųsi, kad būtų 27, bet dėja tik 7 gaunasi. Bet įdomu, kad jeigu taip žiūrėtume į 23 metus, tai rekomenduotojų buvo 36%, pasyvių buvo 37%, o atkalbėtojų buvo 25%. Tai čia, aišku, dabar suskaičiuosit mintyse, kad 36 minus 25 nesigauna 12, o gaunasi 11, bet kadangi ten visur yra skaičiai po kablelio, tai rezultatas buvo 12. Taigi, ką mes matom, lyginant 23 ir 24 metus, tai 3 procentiniais punktais yra padidėjęs atkalbėtojų skaičius. Tai žmonės pradėjo mažiau rekomenduoti savo darbdavį. Tai čia tokia visai gera, gal negera ir negraži sąsaja, bet logiška sąsaja, mažėja įsitraukimas, mažėja ir darbdavio rekomendavimas. Jeigu įdomu, kaip yra kitose šalyse, tai pagal šalis nepavyko man rasti statistikos, tai aš radau tokią bendrą, tokią, nežinau, kontinentų statistiką, taip ją pavadinkim. Tai turime Jungtinę karalystę, kurioje rezultatas yra 7, kaip pas mus. Amerikoje šiek tiek yra aukštesnis rezultatas. Labai bus įdomu pastebėti rezultatą 25 metų Amerikos. Čia tikrai tokia, aš jau turiu savo prielaidą, jūs galbūt irgi esat išsikėlę teoriją. Pasižiūrėsim, susitiksim po metų ir bus matyt. Australai irgi panašiai jaučiasi kaip ir amerikiečiai, nors jų įsitraukimas, jeigu pamenat iš tos skaidrės, kur rodžiau, yra aukštesnis. Bet pats aukščiausias NPS yra Azijos šalių, bet čia tikrai yra kultūrinis ir vertybinis momentas, nes jeigu prisimintume, kiek daug ir kiek sunkiai dirba azijiečiai ir kiek jie didžiuojasi savo darbu ir kiek jie kartais net iki tų liūdnų tokių situacijų, kai miršta žmogus darbe tiesiog nuo darbo krūvio, bet visa tai yra taip giliai labai įsišaknyję, tai manęs visiškai nestebina tas 29. Tai ką dabar su šita visa informacija daryti? Kaip pasikelt rodiklį, kaip padidinti, jeigu, pavyzdžiui, jisai yra gal net ir ne 7 ir mažesnis negu Lietuvos, o gal ir didesnis negu Lietuvos, bet kas vėlgi lemia NPS rodiklio didėjimą. Tai yra tokie nemažai veiksnių iš tikrųjų, tai čia yra gera žinia, kad nereikia dirbti tik ties viena kažkokia pusė, bet galima pasižiūrėti
galbūt jau kai kurios dalykus esat susitvarkę, bet duosiu idėjų naujiems dalykams. Tai visų pirma, toks vienas stipriausių sąsajų tarp NPS yra su organizacijos kultūra ir vertybėmis. Tai čia praktiškai duosiu jums čeklistą, užduosiu klausimą. Ar jūsų organizacijos deklaruojamos vertybės, ar jos atitinka realų darbuotojų ir vadovų elgesį? Ar tai, kas pas jūs parašyta kažkur ant sienos, ar kur nors intranete, ar netgi jūsų puslapį, tie 3 žodžiai, 5 žodžiai arba sakiniai, ar tai atitinka realiai tai, ką jūs stebit bendravime tarpusavio? Tada kitas momentas yra vadovavimo stilius ir apskritai vadovų kompetencija. Ar jūsų vadovai aiškiai suformuluoja tikslus darbuotojams, ar laiku suteikia palaikymą reikalingą ir ar suteikia konstruktyvų grįžtamąjį ryšį dažniau negu kartą per metus per metinį pokalbį. Tai yra investicija į vadovų kompetencijų plėtimą ir augimą yra viena labiausiai atsiperkančių investicijų, nes tikrai sakysit, kad klišė čia sakai apie tai, kad žmonės išeina iš darbo dėl vadovo, bet mes matome iš tyrimų. Mes turime rezultatus, kai ta pati įmonė eilę metų atlieka tyrimą ir staiga tam tikram skyriui suprastėja rezultatai drastiškai. Kas nutiko? Pakeitė vadovą. Būna atvirkščiai, būna, kad super padidėja rezultatai. Ir vėlgi klausim, kas nutiko? Pakeitė vadovą. Niekas daugiau nepasikeitė. Trečias momentas, kuris siejasi su darbuotojų NPS-u, tai yra darbo ir asmeninio gyvenimo balansas. Ar įmonė užtikrina lankstumą, pavyzdžiui, darbo grafiko, tas pačios nuotolinio darbo galimybės? Ar apskritai organizacija skatina darbuotojų gerovę, eina link perdegimo rizikos mažinimo, ar siūlo sveikatos, psichologinės pagalbos priemonių ir panašiai? Tada, aišku, softiniai dalykai softiniais, bet turiu įdėti ir atlyginimą ir papildomų naudų momentą į skaidrę. Tai čia tikrai irgi yra ryšys stiprus su NPS-o ir matom labai, kad, pavyzdžiui, jeigu įmonė didina atlygį, tikrai didėja noras rekomenduoti įmonę kaip darbdavį. Bet čia ne tik apie didinimą, bet ir apie tokį sąžiningumą apskritai. Ar darbuotojai jaučia, kad jų atlygis ir tos piniginės ar nepiniginės papildomas naudos, ką siūlo įmonė, ar tai yra konkurencinga rinkoje? Ar atlygio politika yra skaidri ir aiški? Ar užtikrinamas vidinis ir išorinis teisingumas? Tai čia nėra vien apie kažkokį kilimą, premijas ir panašiai, bet apie tai, kaip tu atrodai lyginant su kitom įmonėm. Nes, nėra dabar sudėtinga pasižiūrėti atlygį, ką siūlo kitos įmonės, paaplikuoti ir pasižiūrėti. Kitas momentas, labai dažnai, kai vedu mokymus apie karjeros valdymą, tai būna, kai klausia apie karjerą, visada man pasako apie atlygį, bet karjeros galimybės norėjau čia atskirai dar išskirti, nes karjeros galimybės nėra tik tai į viršų. Tai yra apskritai apie tai, ar aš kaip darbuotojas jaučiu, kad man yra sudarytos sąlygos nuolatiniam mokymuisi, profesiniam augimui ir karjerai. Ar aš šiandien moku padaryti kažką geriau, daugiau, kitaip, negu mokėjau prieš, pavyzdžiui, metus ar pusę metų. Čia dar ne visi rodikliai, dar turiu jums antrą skaidrę. Tai šioje skaidrėje bus psichologinis saugumas ir tarpusavio santykiai. Tai ar darbuotojai gali laisvai reikšti savo mintis, savo idėjas, pasisakyti, paprieštarauti, nebijodami gauti neigiamos reakcijos iš vadovų, iš kolegų ir panašiai. Ir ar apskritai jūsų komandoje, ar darbinė aplinka skatina tokį bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir pagarbą tarpusavio tarp komandos narių? Ar gali čia varnelę užsidėti? Kitas momentas yra komunikacija ir apskritai toks skaidrumas, ir komunikacijos skaidrumas ir apskritai. Tai čia turėjau omeny, kad ar apskritai įmonė laiku ir atvirai komunikuoja apie pokyčius.
apie rezultatus, kokie jie bebūtų, apie strategiją kitų metų, 5 metų ir panašiai. Ar darbuotojai turi galimybę pasiklausti vadovų, aukščiausio lygio vadovų ir gauti atsakymus? Ar yra kažkokie town hallai organizuojami, ar kažkokie tokie visuotiniai posėdžiai, kur tu galėtum paklausti vadovų, užduoti rūpimą klausimą? Ir jeigu tokius organizuojat, tai ar būna klausimų? Čia vat irgi toks momentas, kad ne tik svarbu komunikuoti ir sudaryti galimybę, bet ar tikrai darbuotojai pasinaudoja tą galimybę. Toliau, įvairios pripažinimo programos, ar darbuotojai jūsų jaučia, kad jų pastangos, jų pasiekimai yra pastebėti ir yra įvertinti. Ar darbuotojai jaučia, kad jų darbas yra prasmingas ir kad tas darbas, tos veiklos, tos užduotis, projektai prisideda prie platesnio organizacijos tikslo. Ar visiems yra aiški misija, vizija, strateginiai tikslai, čia siejasi šiek tiek su komunikacija, ką jau prieš tai minėjau, ar tie tikslai yra aiškus, ar jie apskritai įkvepia komandą. Na ir galiausiai turbūt vienas stipriausių momentų, kuris siejasi labai tiesiogiai su NPS-o, tai yra organizacijos reputacija. Ar organizacija turi gerą įvaizdį rinkoje, tiek tarp klientų, tiek tarp visuomenės. Nes tikrai matome, kad įvaizdis labai koreliuoja, labai stipriai. Koreliacija yra beveik 0,8 tarp to, kaip darbuotojai atrodo iš vidaus ir to, ar jie rekomenduoja įmonę kaip darbdavį. Tai tiek kol kas apie NPS-ą. Dabar noriu pristatyti įsitraukimą skatinančių veiksnių vertinimą 24 metais ir 23. Tai 24 metų rezultatas yra stulpelio pavidalu, o kreivės pavidalu matote 23 ankstesnių metų rezultatus. Tai dar aš taip, kadangi čia rezultatai nedideli, iš tikrųjų yra skirtumai, bet šauktukais pažymėjau tas vietas, kur sumažėjo rezultatas labiau negu paklaidos ribose. Tai kad būtų paprasčiau, tai darbinės veiklos rezultatas yra šiuo metu prasčiau vertinimas 24 metais, darbo sąlygų, įgalinimo, įmonės įvaizdžio, komunikacijos, psichologinio saugumo ir verslo etikos ir kultūros. Kitur skirtumai yra labai nedideli ir yra net ir pagerėjusi šiek tiek vietų, tai yra piniginiai reikalai, pasitenkinimas atlygių ir pasitenkinimas priedais pakilo per 1% punktą. Sakysit, nesąmonė mažai, bet iš tikrųjų nėra taip lengva padidinti šitos rezultatus. Turbūt irgi taip analizuojat, žiūrit į rezultatus ir galvojat, bet kaip suprasti? Tai rezultatas geras yra nuo 60%. Tai turim tikrai labai daug momentų, kur Lietuvos imtis, tokia didelė imtis, virš 20 000 darbuotojų jaučiasi gerai. Tai visi virš 60 yra tie, kur tikrai jau mes esam pasiekę pakankamą brandą, pakankamą pasitenkinimą darbuotojų. Bet turim ir 36 arba 39 arba tą patį pripažinimą 46% patenkintų darbuotojų šiemet. O kas iš šito labiausiai siejasi su įsitraukimu? Nes jie kaip ir visi skatina įsitraukimą, tik tai vieni veiksniai stipriau prisideda, kiti silpniau. Tai stipriausiai prisideda darbinė veikla ir įgalinimas. Čia jau koreliacijos koeficientai yra aukštesni. Taip pat pasitenkinimas įmonės įvaizdžių, talentų valdymų ir aukščiausiosios vadovybės veiksmais. Turi stiprų ryšį koreliacinį su įsitraukimu į darbą. Ryšys gali siekti nuo -1 iki +1, kuo arčiau vienetų, tuo stipresnis yra tiesinis ryšys. Bet verta pastebėti, kad pavyzdžiui, aukščiausiai vadovybė ir talentų valdymas tik vos sąlyginai viršija 50% pasitenkinimo lygį. Tai šitą reikėtų atkreipti dėmesį, kad šitie veiksniai yra darbuotojams svarbus, tačiau šiuo metu ne visada užtikriname. Na ir čia buvo pirma dalis, žiūriu daug kalbų, tai kalbėsiu gal greičiau šiek tiek arba trumpiau. Pristatysiu mūsų naują modelį, darbuotojų ambasadorystės modelį, kuris padeda identifikuoti skirtingas darbuotojų grupės pagal 2 kriterijus – įsitraukimą ir NPS-ą.
Tai žiūrime, kiek darbuotojai yra įsitraukę ir kiek jie nori rekomenduoti įmonę. Jeigu nori ir įsitraukia, jeigu įsitraukimas yra aukštas, tai mes juos pavadinam ambasadoriais. Tai yra tie žmonės, kurie yra tikrai įmonės ambasadoriai, kurie jaučiasi motyvuoti, kurie nueis ekstra mylę, padarys daugiau, kitiems papasakos, kaip čia faina, smagu dirbti ir panašiai. Bet ne visi įmonėje yra ambasadoriai, nes dalis darbuotojų dirba dėl to, kad pati veiklos pobūdis yra įdomus, bet tą pačią veiklą galėtų vystyti kitoje įmonėje, galėtų dirbti su tokiais pat projektais arba panašiais, bet kitur. Jie nėra prisirišę prie įmonės, tai mes juos pavadinom legionieriais. Kita dalis, oranžinė grupė, yra gyventojai. Jiems patinka įmonė, jie gyvena čia, toje organizacijoje, viskas yra gerai, tik tai trūksta jiems įsitraukimo. Tai jie tokie rezidentai. Galbūt jie šiuo metu dar nėra savo vietoj, savo pareigose ir dar būtų galima paieškoti jiems labiau tinkamos vietos. Ir dar viena grupė yra įkaitų grupė. Tai yra žmonės, kurie nesijaučia nei įsitraukę, nei lojalūs įmoniai, jos nerekomenduoja ir jie gali daryti labai neigiamą įtaką kitiems per tą tokį savo negatyvos skleidimą. Tai pakalbėkim tada apie kiekvieną iš šitų grupių šiek tiek taip detaliau. Tai ambasadoriai apskritai jie didžiuojasi, būdami šitoj įmonėje, jie įkvepia kitus dirbti, jie rekomenduoja įmonę kitiems ir jie nueis tą ekstra mylę ne dėl to, kad vien mėgsta darbą, bet dėl to, kad šiaip aš tikiu įmonę ir man smagu apie tą įmonę kalbėti. Tai ką jie kalba? Čia turiu iš komentarų šiek tiek tokių realių komentarų pavyzdžių. Čia išrankėm, pasižiūrėjom, kad atitiktų šitos du kriterijus ir ką rašo tokie žmonės. Tai yra tipiniai, netaisyti, nebent gramatika yra taisyta, bet nekoreguoti kitaip komentarai. Tai jie dažnai būna pozityvus, labai dažnai būna ilgesni, nes darbuotojai nori kažką atskleisti daugiau. Dabar pakalbėkime apie legionierius. Legionieriai yra profesionalūs, efektyvūs, patikimi, gerai dirba, bet galėtų dirbti ir kitur. Čia neseniai buvau pas teisininkus vienoj kontoroj ir gavau klausimą, o kiek kitose teisiniuose kontorose, kiek yra legionierių. Nes tai yra ženklas, kad tu gali pasirinkti iš tenais, pas tave gali ateiti. Tai teisininkam pasisekė, nes legionierių toj grupėje yra ganėtinai daug. Tai yra aišku, ką pervilioti. Čia taip negražiai aišku sakau, bet tokia yra realybė. Tai ką rašo legionieriai? Čia vėlgi tikri komentarai, followinkit mūsų puslapį Adels, mes ten postinam daugiau įdomių ir juokingų kartais komentarų. O toliau einam prie gyventojų. Gyventojai komfortiškai gyvena, minkštai patogiai. Jie bus tokie, nei bus tie, kas ieškosis labai kito darbo, bet jie taip neapsikrauna. Tokį žodį kažkaip taip vartojam ir man atrodo jisai toks visai teisingas. Ką rašo gyventojai? Dar turėsiu skaidrę, pasilyginsim pagal sektorius įvairiausius. Tai man tai buvo labai įdomių momentų, kai pasižiūrėjau, kur daugiausia gyventojų, bet gal ir iš komentarų šiek tiek galit padaryti išvadą apie sektorius, bet netrukus papasakosiu. Ir tada įkaitai. Įkaitai jaučiasi apskritai nepatenkinti, bet vis dar dirba. Tai įkaitų komentarai yra įdomiausi. Tai čia vėlgi tikrai neredaguoti. Pasižiūrime Lietuvos statistiką.
Visada klausiu šito klausimo, bet jau nežaisiu su jumis žaidimo, nes žiūriu, laiko mažiau lieka. Tai Lietuvoje egzistuoja tokios 3 didelės, beveik vienodo dydžio grupės. Ambasadoriai 29%, legionieriai 35% ir labai didelė įkaitų grupė 30%. Jeigu žiūrėtume atskirai pagal pareigas ir mes turim tokį didelį paprastą pjūvį vadovai, ne vadovai, tai kuo skiriasi šitos grupės? Ambasadorių vadovų yra 40%, darbuotojų yra 27%, tai per 13 procentinių punktų yra skirtumas, o įkaitų vadovų yra 20%, o ne vadovų 31%. Tai čia toks irgi pamastymui. Žadėjau pasakyti apie sektorius, tai su sektoriais yra įdomu tai, kad turime čia kelis tik tai sektorius iš tų sektorių, kur daugiausia turime atsakymų. Tai išskyrėm IT įmonės ir IT įmonėse yra labai daug ambasadorių. Ambasadoriai čia pažymėti tamsiai mėlyna kreiva, jų yra 36, bet taip pat IT įmonėse yra didžiausia gyventojų dalis iš visų sektorių. Turim 17, o Lietuvos vidurkis yra 7. Tai va tie komentarai apie kavą, apie tai, kad vaisiai anksčiau buvo supjaustyti, o dabar nepjaustyti ir visokie kiti momentai, jie ateina daugiausiai iš IT įmonės. Tuo tarpu didžiausia įkaitų dalis yra mažmeninės prekybos įmonėse. Ir čia įkaitų, va tą raudoną kreivę, mes turime 46%, Lietuvos vidurkis yra 30%. Tai, va taip skirtingai gyvena apskritai Lietuva. O galim dar šiek tiek turiu apie gyventojus ir kitas grupės, ką su jom daryti. Nes gyventojų grupė apskritai, jinai myli organizaciją, jinai yra ištikima. Tačiau šitos grupės motyvacija ir įsitraukimas toks biški mažesnis negu galėtų būti. Jie gerai atlieka savo darbus, tačiau jie nėra linkę galvoti, o kaip pagerinti veiklą, kažkokių iniciatyvų siūlyti, kažkokios ekstra mylios ir panašiai, jie padaro tiek, kiek būtina. Ir jiems jų darbas yra tokia komforto zona. Nekelia streso, bet ir nėra kažkokios motyvacijos. Tai kaip paveikti gyventojus ir kaip juos patraukti šiek tiek į aukštesnę kategoriją ambasadorius, tai suteikti galimybių augti, mokytis, tobulėti, ieškoti būdų, kurie leistų jiems atsiskleisti ir pasijusti svarbia dalimi, galbūt įtraukti juos į projektus svarbius, suteikti daugiau tokių galimybių priimti sprendimą ir panašiai. Ir apskritai paieškoti motyvacijos, nes kažkur jie tą motyvaciją yra pametę. Ir mes šiaip tikim, kad šita grupė, nors jinai ir yra nedidelis, 7% viso labo, bet jeigu įsiklausysite jų poreikius ir parodysit apskritai tokį tikėjimą šitų darbuotojų potencialų, jie galės tapti ambasadoriais ir prisidės ir prie rezultatų ir rekomenduos kitiems. Įkaitų grupė, įsitraukimas ir lojalumas yra žemi. Tačiau mes su komanda galvojam, ar tikrai tie įkaitai tik tai tie, kas bamba, kas skleidžia tokį nepasitenkinimą, kažkokį neigiamą poveikį darbo atmosferai padaro ir panašiai. Bet nebūtinai, nes jie gali būti tie žmonės, kurie nebūtinai yra nekompetentingi ar netinkami pozicijai. Galbūt jie turi visai potencialo, tačiau jiems trūksta arba resursų, arba motyvacijos iššūkių kažkokių, kad pasiektų geriausių rezultatų. Tai įkaitai mums yra kaip tokia galimybė apskritai pasižiūrėti, kokia yra įmonės kultūra ir ją patobulinti. Nes nebūtinai įkaitai yra problema. Gali būti, kad organizacijos lyderystė yra problema. Ir tokiu atveju, jeigu įkaitų grupė yra didelė, galbūt reiktų sugrįžti prie darbuotojų gerovės iniciatyvų ir darbuotojų įsitraukimo strategijos. Bet kas labiausiai juos paveiktų, tai geresnė komunikacija, darbo užmokesčio galimybės, nes šiai grupiai tai yra svarbu ir aš parodysiu statistiką, parodysiu netrukus skaičius, ką mes matome vėlgi iš rezultatų. Ir šiem darbuotojams labai svarbus yra pripažinimas ir vertinimas. Įvairia forma, tiek piniginė, tiek nepiniginė. Na ir legionieriai. Tai yra ta grupė, kurie yra efektyvūs, kurie yra vertingi, kurie dirba puikiai darbą
tačiau be tokio aiškaus tikslo ar motyvacijos jie labai greitai dirbs tą patį darbą kitur ir lygiai taip pat sėkmingai pereis per tuos konkurentus. Tai kaip juos išlaikyti, nes jų išėjimas apskritai gali būti labai brangus įmonei, nes tai yra žmonės, kurie turi tikrai aukštą kompetenciją, kurie stipriai prisideda prie įmonės rezultatų ir užtikrina produktyvumą. Ką su jais daryti? Svarbiausia parodyti jų svarbą, jų vertę įmoniai, pripažinti pasiekimus, už juos atlyginti, įvertinti, suteikti daugiau iššūkių ir galimybių augti, tobulėti, dar labiau plėsti kompetenciją ir kurti tokią kultūrą, kur žmonės būtų, ne tik jaustųsi įvertinti kaip profesionalai, bet ir turėtų emocinį ryšį su jais. Na ir sakiau, turiu statistiką, tai tikrai ją turiu pasiskaičiavom ir čia noriu šitoje vietoje padėkoti mūsų buvusiai kolegijai Editai Palskiai, kuri prisidėjo prie skaičiavimų ir labai mums padėjo pasižiūrėti, kur didžiausi skirtumai yra tarp grupių. Tai čia matome, kas geriausiai vertinama kiekvienoj grupiai. Tai galim pradėti nuo kairės, nuo ambasadorių grupiai. Apskritai, ambasadorių grupėje pasitenkinimas visais tyrime matuojamais veiksniais yra didžiausias. Bet labiausiai ambasadoriai jaučiasi patenkinti įmonės įvaizdžio ir vidurkis yra 5,56 iš 6 balų. Tada darbinė veikla, santykiai su tiesioginiu vadovu, įgalinimas, psichologinis saugumas ir verslo etika ir kultūra. Mažiausiai ambasadoriai patenkinti priedais ir atlygiu. Ir vidurkis yra priedų 4,90, o atlygio 4,75. Tačiau šitie rezultatai, nors ir yra žemiausi ambasadorių grupėje, tačiau lyginant su kitom grupėm yra aukščiausi. Ir gerokai viršyje, parodysiu irgi paskui per kiek viršyje. O jeigu dar pasižiūrėtume vadovų ambasadorių grupę atskirai, tai pas juos tas top 5 šiek tiek kitaip atrodo. Vadovai geriausiai vertina įgalinimą, darbinę veiklą labai panašiai, tada psichologinį saugumą, santykius su savo tiesioginiu vadovu ir įmonės įvaizdį. Tai pas juos įmonės įvaizdis nėra pagrindinis momentas, kur geriausiai vertinamas, o yra tik tai 5. Tada legionierių grupė išsiskiria pasitenkinimu darbinė veikla ir įgalinimu. Čia taip labai man logiškai viskas kažkaip susidėliojo. Ir įdomu, kad taip pat gerai ir aukštai vertina šitą grupę santykius su tiesioginiu vadovu ir psichologinį saugumą, tačiau čia rezultatai statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo gyventojų, nes mes pasižiūrėjom dar ir statistiškai reikšmingus skirtumus, kur tikrai grupės skiriasi. Nes kad vidurkis yra per ten 0,03 didesnis ar mažesnis, tai nieko nereiškia. Labai svarbu pasižiūrėti, ar tas skirtumas, ar jis yra statistiškai reikšmingas. Tai tą parodo programa. Tai gyventojai panašus į legionierius tiesioginio vadovo ir psichologinio saugumo vertinimu, bet skiriasi gyventojai tuo, kad jie yra patenkinti labiausiai įmonės įvaizdžio, verslo etika ir kultūra, bendradarbiavimu ir darbinė veikla. Jiems labai svarbu, kur jie dirba. Ir kad pati veikla įmonės yra skaidri, sąžininga, nėra kažkokio pažeidimo ir panašiai, ir geri tarpusavio santykiai komandoje egzistuoja. Ir įkaitų grupės vidurkiai, kuriuos matot čia yra geriausiai vertinti klausimyno veiksniai. Apskritai, visi vidurkiai, pasitenkinimas visais veiksniais yra statistiškai reikšmingai mažiausias iš visų grupių. Tai jų didžiausias pasitenkinimas, kaip matot, 4,17. Ir tai yra tiesioginis vadovas, tada bendradarbiavimas, psichologinis saugumas ir įgalinimas. Visi kiti veiksniai įkaitų grupiai vertinami žemiau negu 4 balais, o pasitenkinimas priedais ir atlygiu vertinamas mažiau negu 3 balais. Tai galiu parodyti. Įkaitų grupiai pasitenkinimas priedais yra 2,91, pasitenkinimas atlygiu 2,77. Ir šitas rezultatas nuo ambasadorių grupės skiriasi per 2 balus. Apskritai, jeigu taip žiūrėtume top, jau ne top, reikėtų bottom 3 sakyti, top 3 žemiausiai vertinamų veiksnių, tai visose grupėse yra atlygis ir priedai, visose. Tačiau 3 vietoj
yra karjera, irgi pas visus, bet ketvirtoje vietoje nuo galo, nuo pačios žiūrint, yra pripažinimas įkaitų grupiai, gyventojų ir legionierių, tačiau pripažinimą gerai vertina ambasadoriai. Jie jo gauna daugiau negu visos kitos grupės, bet prasčiau jie vertina darbo sąlygas ir darbo poilsio balansą. Tai taip, jie daug dirba, daug uždirba, bet turi ir didelį darbo krūvį, kuris veikia visus kitus rezultatus. Tai ką dabar su visa šita informacija daryti? Turbūt apmastyti ir pagalvoti, kiek pas jūs yra ir arba galėtų būti ambasadorių, įkaitų, gyventojų ir legionierių. O aš jums dar pabaigai noriu pasakyti kelis dalykus. Visų pirma, vienas tokių svarbiausių dalykų. Žadėjau pradžioj, gal ne visi girdėjo, pasidalinti mūsų ataskaitą. Tai va, matau, ir mano kolegė įmetė formą Google Docs'ų. Tai jeigu norit pirmieji atsisiųsti mūsų ataskaitą įsitraukimo tyrimų apžvalgos 24 metų, tai užpildykit formą, ten reikės rašyti vardą, pavardę, įmonę ir e-mailą ir jums į e-mailą atsiųsim linką automatiškai. Iš kur galėsite atsisiųsti, kadangi ataskaita sveria 10 su viršum megabaitų, tai nutarėm nesiuntinėti pačios, o leisti jums atsisiųsti. Tai užpildykit, jeigu kas nors neveiks, parašykit man, bet turėtų veikti. Tai čia vienas dalykas, kurį galit jau dabar pasidaryti. O antras dalykas yra toks apibendrinimas, kur link reikėtų labiau fokusą dėti šiais metais. Ir čia yra ne tik iš mūsų tyrimų, bet ir apskritai iš pasaulinės praktikos, kas rekomenduojama yra ir mokslininkų, ir praktikų bendrai, tiek Europoje, tiek kitose šalyse. Tai čia tokios 10 iniciatyvų, galbūt jau esat didžiąją dalį įgyvendinę, galbūt bus kažkokių minčių, kurios bus jums naujos. Tai viena tokių svarbiausių išlieka tikrai pripažinimo tema. Tai kaip užtikrinti tą pripažinimą, tai tiek per kolegų pripažinimo platformas įvairiausias, kurių dabar tikrai yra ir appsų įvairiausių, ir šiaip įmonės organizuoja, kai tu gali padėkoti savo kolegai, duoti jam kažkokią ar jai žvaigždutę, bedžą ir taip toliau. Vis dar populiarios bus įvairios mėnesio metų darbuotojų programos, tačiau čia vėlgi labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir tai, kad visi galėtų dalyvauti, o nebūtų tik tai pardavimų skyrius, kuris nuolat gauna kažkokį pripažinimą už rezultatus. Antras momentas, kuris išlieka tikrai labai svarbus ir bus svarbus eilę metų, tai yra vadovų lyderystė. Tikrai labai rekomenduojame įvairiausius lyderystės mokymus vadovams. Taip pat rekomenduojame 360 kompetencijų vertinimą, kuris ir padės atskleisti, kokių mokymų reikia, kokiose kryptyse. Kitas momentas apie vadovų lyderystę kalbant yra vadovų matomumas darbuotojams. Tai jau mano minėti ir tie town hallai, atsakymai į klausimus. Ir tikrai labai matosi, pavyzdžiui, iš komentarų, skaitant iš įsitraukimo tyrimo, kai, pavyzdžiui, ateina įmonė naujas vadovas, naujas direktorius galbūt, ir jisai eina susipažinti su darbuotojais, dalyvauja posėdžiuose, visur įsitraukia. Ir darbininkai, kurie gyvenime nėra matę jokio direktoriaus, rašo komentaruose tokius, kad atėjo vadovas, paspaudė ranką ir panašiai. Ir tu tiesiog net skaitydama jauti tą emociją, kokį poveikį padarė vadovo matomumas, kad vadovas žino tavo vardą. Gali pasilabinti, paklausti, kaip šeima, kaip darbai, kaip kas ir panašiai. Ir toks, atrodytų, nieko nekainuoja šitą iniciatyvą. Kažkiek kainuoja vadovo darbo laiko, bet tikrai tas daro labai didelį poveikį ir labai didelį įspūdį darbuotojams. Aišku, aš nekalbu apie plokščią struktūrą, kai yra nedidelė įmonė ir tas vadovo matomumas yra visai kitoks, bet pagalvokit apie savo organizacijas, kurios galbūt yra didelės, kiek vadovai iš tikrųjų yra matomi darbuotojams. Kitos iniciatyvos yra tobulėjimo ir augimo iniciatyvos, tai yra mentorystės programos, augimo programos. Taip pat, ką matom tikrai iš klientų, persikvalifikavimo programos, nepaleidžiant darbuotojų kitur į kitas įmonės, bet kuriant viduje mokymosi galimybės, kad žmogus galėtų pritaikyti turimus įgūdžius, išmokti naujų
ir toliau likti įmonėje. Toliau visos gerovės iniciatyvos, nuo fizinio aktyvumo programų, įvairiausių mankštų ofise, žygių ir visų kitų dalykų, kai renka žingsnius ir panašiai, varžosi tarpusavį. Turim tokį klientą, tokį tarptautinį iš Ispanijos, bet šitas pavyzdys gal mažiau aktualus Lietuvai, bet man toks žavingas, jie turi savo 2 futbolo komandas. Tai, toks gamybinė įmonė, kai tiesiog po darbo eina žaisti futbolo, tie, kas nežaidžia, būna palaikymo komanda, paskui visi pasidaro valgo sumultinius kažkokius ir panašiai. Tai taip, labai, labai gražiai pasakoja klientė apie tą visą iniciatyvą, kad jinai kilo iš darbuotojų, įmonė nupirko, pasidarė marškinėlius visokius ir panašiai. Taip, toks. Nesakau, kad visi turim žaisti futbolą, jau labiau, kad Lietuvoje jisai mažiau populiarus, bet galit vėlgi pagalvoti apie tokias iniciatyvas, kurios skatintų fizinį aktyvumą, nes mes tikrai labai daug sėdim ir tikrai to judesio galėtų būti daugiau. Iš tokių paprastų iniciatyvų, ką ir mes pačios išsibandėm daryti one-on-one vaikštom tiesiog išėjus kažkur iš ofiso, iš kabineto, po mišką, ar dar kažkur kitur. Labai gerai pasiteisina one-on-one ar metiniai pokalbiai. Jau seniai rašiau šitą postą, bet tikrai kažkaip labai gerai vertinu šitą iniciatyvą. Ir psichinės sveikatos programos irgi dabar yra aktualios, įmonės samdo ir psichologus, ir yra galimybė konsultuotis online ir panašiai. Ir visa tai, kas stiprina tokį komandiškumą ir bendruomeniškumą. Bendros savanorystės dienos, savanoriavimas prieglauduose, maisto banke ar bet kokios kitos iniciatyvos su savanorystė susijusios ir partnerystė su labdaros organizacijom. Ėjimas į vaikų globos namus ar panašiai. Visa tai duoda tikrai tą tokį jausmą, kad tu priklausai biškį didesniam kažkokiam konceptui, gal taip pasakysiu. Tai turbūt nėra pagrindiniai, baigtinis sąrašas. Galbūt jau skaitot, galvojat, kad mes čia viską įgyvendinom. Galit komentaruose pasiūlyti savo iniciatyvų, kas galbūt jums pasiteisino, didino darbuotojų įsitraukimą. O kol kas, tai iš manęs šiandien tiek. Pabaigti norėčiau su tokia citata irgi iš tyrimo apie tai, kas darbuotojui patinka. Patinka geras vadovas, turime daug stiprių žmonių, geras darbo krūvio ir atlygio santykis, o dūmų būna kiekvieno šeimoje. Ir turbūt tai taip labai, labai atspindi realybę, kad labai svarbus darbuotojams vadovas, svarbu dirbti su profesionaliais, kompetentingais kolegomis, ir turėti tą tokį tinkamą labai darbo krūvio balansą ir dar balansą su atlygiu, kad tavo darbo krūvis atitiktų tai, ką tu gauni taip dienos gale. O su visais kitais dalykais kažkaip gali susitvarkyti. Matau, turime klausimą, kas yra talentų valdymas. Tai talentų valdymas pas mus matuoja, ar įmonė geba prisitraukti gerus darbuotojus, ar geba juos išlaikyti ir ar jie gauna tobulėjimo ir augimo galimybę. Tai tokie 3 aspektai. Tai jeigu turit daugiau klausimų, dar galit spėti per 4 minutės juos užduoti. Taip pat rašykite man elektroniniu paštu, aplankykit mūsų puslapį, atsisiųskit mūsų failą. Tiem, kas žiūri YouTube'ą, nuoroda bus komentaruose, rasit ją. Ir kaip visada, followinkit Adels Facebook'e, LinkedIn'e, rašykit man, followinkit mane ir mano kolegas. Ir jeigu norėsit konsultacijos tyrimo 360, tai mielai prašau kreiptis, tikrai padėsim, turim labai didelę duomenų bazę. Ir sakyčiau, nemažai patirties su Lietuvos rinka ir su kitom. Tai ačiū visiems. Manau, kad galim stabdyti įrašą.